viską užima didysis prieskrandis ir tik apačioj nuo 6, va tai 6 čia iki 8 šonkulio šitoj vietoj yra tinklainis žemai. Tai ir viskas toj pusėje. O kitoj pusėje, gal neįsim, gal dabar, ką čia kliniškai galima atlikti, nustatyti ant kiekis. Pirmiausia, įvertinti jo dydį, pilvo to šono ir alkėdabės padėtį. Normaliai prieėdęs gyvulys alkėdabę tokį. Visai nedaėdęs, labai giliai įkritus. O kai paputęs, jau pakilusi alkėdabė. Taip, jau kai labai pakyla, su nugara įsilygina, jau pavojus didelis, kad gyvulys gali ilgai nebe išgyventi, nes dūsta, spaudžia diafragmą, kvėpuoti negali gyvulys, gali uždūsti. Reikia greit šalinti arba zondą kilti, arba šrokaročią, pradurti stabilės. Tai dabar įvertinus tą pilvo formą ir didumą, reikia nustatyti ruminacijų skaičių. Kiek kartų, 2 minutės, aš turėčiau čia kumštį rėmęs žiūrėti, kiek kartų, nes peristaltikos banga, kai dėks, aš sakysiu, vat jau atbėga. Dar nėra jokios peristaltikos. Na va, jau atėjo banga, pakilo, kumštis, mano kyla ir vėl nusileidžia, iki banga prabėgo. Dar nei minutė nepraėjo. Viena banga. O antra banga atėjo jau, pakėlė. Vėl nusmuka. Aš vienodai spaudžiu, tik tai pakyla. Trečia banga atėjo, pakilo. Vėl nuėjo. Na, va, 2 minutės jau praėjo. Per 2 minutės 3 kartus sujudėjo prieskandis, reiškia tos peristaltinės bangos vyksta, nes peristaltinės staigios prieš atrajojimų metu. Tai va, tai užtenka, nuo 3 iki 5 kartų viskas gerai. Dabar antrą prie to pačio nustatyti, koks tirštumo tas turinys. O čia jūs kiekvienas pabandysit. Atsiremia, va taip jaučiu, atsimuša lyg tirštą masę, tirštą tešką. Netgi kai paspaudė, prilimpa rumen sienelę, atitraukus jauti, kad atšoka vietinai. O tokia tiršta. Jeigu skysta ir pliauška ten, kai spaudai, blogai. Turi būti tirštas. Kiekvienas pabandykit, kad žinotumėt, kaip... Turi atšokti dabar, ne? Nu, tai paspaudė, tai prilimpa tada, kai tu atitraukia atšok, bet konsistencija čia gali pajusti. Tą reikia būtinai vertinti. Knygą taip reiktų ieškoti. Ir peties medies sąnarį horizontalią liniją išbraukus tarp 9-7 šonkulio, 13, 12, 11, 10, 9. Tai va, 9 šonkulis, 8, 7. Va, šitoj vietoj, knygenos toj vietoj, va tai. Toks žmogaus galvos dydžio rutuliukas. Čia yra knygenos. Dalis jau, matot, pridengtos diafragmos šono. Dalis pridengtos. Tai jau auskultuoti, pirmas turbūt veiksmas, auskultuoti ir peristaltiką girdėti. Tai va, jeigu ją girdim, viskas tvarkoj, knygenos funkcionuoja. Jeigu jos nesigirdim, tada jau tada neaišku. Arba negirdim, arba nefunkcionuoja. Tai va.
Kokį garsą turime išgirsti? Šiurkštėjimą. Nu, aš su krebždėjimą išgirdau. Krebždėjimo garselį išgirdau. Tikriausiai traukėsi Knygenos visas pavirį ir iš tarp piemeninių tarpų krito turinys žemyn ir turėjo dar su kriuksėjimas ir važiuoti į šliūktą. Jau girdėjau vieną garselį. Jeigu dar antrą būčiau pasiklausęs išgirdęs, tai visai gerai. Bet jau ženklas vis tiek funkcionuoja. Jeigu to nebūtų, tada man reiktų pirmas toks veiksmas. Tai kiek mano jėgos leidžia, tą vietą paspausti, bet čia reiktų į koją dar įremti. Bet, žodžiu, linktų net šonkauliai. Vat jeigu jis jau uždegimo būsenoj, turinys, tai spaudimas skausmas sukels gleivinio uždegimo, išdžiūvęs skaudės. Arba plaktuku labai stipriai. Plaktuku stipriai pasmūgiuoti šitą vietą. O čia pasmūgiuoti. Gal irgi skausmas sukels smūgiavimas. Jeigu ne, tada priseitų vėl butelį vandens, paskui galėsim, kai ištrauksim tą muštuką, pilti vandens ir auskultuoti tą vietą. Jeigu pilama šaltas vanduo pratekės, gal tą čiurlenimo garselį išgirsim tą vietą auskultuodami šičia. Tai tada, sakysim, gerai, pratekėjimas yra. Jeigu neišgirdom, tada, kaip sakiau, antrą kartą padažyti tą vandenį pilti, nes tada turėsim jau tikslas mūsų ne tik pasiklausyti, bet ir punktuoti. Ir kodėl taip 8 tarp šokoliniam tarpe, taip įstiržai durt žemyn, Knygenas mėginti pradėti, bet tada taip patraukus gauti to piltų. Gal bus pasidažęs biskėtas masintas pašarai ten esantis, sukratyti, tada būsim tikri, kad pratekta per Knygenas. Vanduo į toks jo tyrimas. Pradėti, kol dar nesekit, kol kas dar nesekit, kai sustartysit. Jau čia, kai nuvažiuojate, reikia stipriai traukti, labai įsivelia į pašarus, jau pasiruoškit atsekti. Aš traukiu, tiesa dabar pilk per vanios. Nu, gerai. Atrodo. Pro kitą šundas jau šiek tiek. Noris, nubėgs vanduo, ten truputėlį šiek tiek atsiskiestas turinys toj vietoj. Užtemplės toj pat pačioj pradėti. Nu ir aš dabar pradedu traukti. Dar nesekti, kad... Nu va, jau aš traukiu, stemplė važiuoja. Ir dabar jau gali atsigti. Atsigti. Nu ir aš traukiu. Ir vėl ištraukiu. Aha, metalo, pašaro. Kur šitą jau viskas tada? Jau viskas dabar šitą. Tai matot, yra? Yra metaliuko. Jis išluotai tą esi. Ir vakar ištraukėm ir šiandien pilno, kiek čia tie pabuvo. Tik tai vos jis spėjo nusmukti ten, reiškia dugne to tinklainė yra visokių drūzgų tai daug. Koja šeria. Taip va, aš noriu liežuvį ištraukti, kad man lengviau būtų prakyti pro liežuvį zondą tą. Nekišo. Norėjom. Prilaikykit galvą. Per liežuvį neleidžia. Nu. Į stemplę patakėt. Dabar du vyriukai imkit tą pagalį ir sukelsit pilvą ten, kad mes nuleidėm gal. Vieną ranką iš kišenės išsitraukti. Žiauriai. Toliau. Galvas pauskas. Gerai. Turi būti ant mūsų. Ištraukti tą? Ištraukti.